susikoncentruokim į tuos dalykus teigiamus. Neleiskim blaškyti savęs tiem negatyviems žmonėms. Net faina yra, kai pradeda matytis, kai žmonės net neturintis nei ten draugų, nei iš feikinių, realiai, neužsideda net savo nuotraukos, arba ten bando kritikuoti tavo veiklą, prisidarė kažkokių ten tų nuotraukų dirbtinio intelekto sukurtų visiškai, kur ten žmogus net nepanašus į save, žinot, komentuoja, kaip reikia dirbti, kaip reikia gyventi, ką reikia daryti, jie net savo vardo nesugeba parašyti, vardo pavardės prisirašo visi inimiti, giti, dar kokie nors, žinot, ne tavo reikalas. Nu, ta prasme, ir tokie žmonės, čia ne žmonės, čia yra tiesiog konkrečiai tokie gyviai, kurie bando jums kenkti. Tai va tuos nukenksminam. Pašalinam iš savo ratų. Viskas. Jeigu čia dabar skraidytų uodas, galima ir užmušti, galima atidaryti langą, leisti jam čia pasilikti ir nors, ne, kad jis nezystų jausis. Nes gyvenime žmonės dažniausiai nubloškia ne drakoną, o tie kuisiai zyziantis aplinkui, nuo kurių žmogus blaškosi. Ir taip, nenueina iki savo kelionės tikslo. Eikit link drakono, kovokit su juo, ne su kuisiais. O tas drakonas tai yra jūsų pačių veiksmai, jūsų sveikatą. Arba jūs leidžiate tam drakonui nugalėti ir jūsų sveikatą gadinti, arba jūs imatės kovos su tuo drakonu, kuris nori ryt, valgyti, tingėti, gulėti, nieko neveikti, neįdėti pastangų į save, nuodyti save. Galit ir taip.